aš galiu pasitiek, mes darom, kada pradėjom daryti podcastą. Nelaimė. Kiek mes darom, tiek nelaimė. Jo, kiek mes Tai gal mes podcastų. neįkeliam ir tada gal laimės. Tiek, nu jo, aš jau Galvojau vakar, pabandyti vieną. Bet paskui supratau, kad čia tiesiog stupimas. Tikėkimės. Tikėkime. Nu, tai... Kodėl mes kaltinam save? Kaltinti žaidėjus, kaltinti Mitchellą, kaltinti Luką Lekavičių. Luko Lekavičius negali kaltinti, jis net žaisti negauna. Luką Lekavičių dabar labai psichologiškai sunku bus, nes jisai tai negauna žaisti. Mitchellą irgi labai psichologiškai sunku. Jis išskirtas kito pasaulio. Ne, Mitchellas tai kažkas tokio. Bet Luką Lekavičių man iš tikrųjų gaila yra žmogaus. Nes jisai negauna minučių, jį išleidžia vienas rungtynės, neregistruoja kitą žaidėją Mitchellą ir dabar tu tikrai gavai tas minutės, kiek sužaidė pažiūrė. Lukas Lekavičius sužaidė. Lukas Lekavičius. Spėksiu 15, 11. Nu tai va, 11 minučių sužaidė ir šiaip jis išsimet gerus metimus, jis atakavo į baką ir tiesiog laisvus prametė. Jis Eurolygoje nelošęs nežinau kiek mačų. Ir tai kaip dabar žmogui atsigauti, kai žinai, kad nežaidai ir gavai pagaliau tas minutės ir vėl nesužaidai. Trinkieris perskaitė. Pirmam kelniui tai normaliai. Nu ne, pirmam surinko visai sužino, bet paskui... Visą Žalgiris pirmam kelniui funkcionavo gerai, o po to tai... Bet šiaip Trinkieris perskaitė, ne, kad Francisko patirs traumą, nes jei būtų Mitchellas, Lekavičius įžaidėjas vis dėlto yra. Nes jeigu būtų Mitchellas registruotas, aš nemanau, kad būtų... Nu ir turbūt Francisko traumą gaus, tai dabar... Spėjimą į ateitį. Numatė. Bet tas pats Lukas Lekavičius, jisai po šio sezono turbūt norės iškeliauti į Graikiją, nes vis tiek žmona Graikija, visai logiškas sprendimas būtų, manau. Neblogai būtų, jeigu jisai... Jam vis tiek, aš nebemanau, kad Eurolygos lyga, kas yra tu. Nebemanau, kad Eurolygos lygio žaidėjas, ką jūs manot? Aš tai manau, kad Eurolygos lygio žaidėjas, Eurolygos lygio žaidėjas, nes vakar jisai žaidė gerai, tiesiog nesusimetė tų savo metimų. Aš manau, kad jis galėtų būti Europos taurės toks tvirtas. Aš tai galvoju, kad jis Alba galėtų būti pirmas žaidėjas. Alba būtų visiškas vedlys. Nors nebūtinai. Daniro, Spaniola. Metas Tomasas išmeta po 30 metimų. 30? Čia hiperbolė panaudojau, bet šiaip išmeta, tiesiog daug metimų išmeta. Kas toks? Metas Tomasas? Metas Tomasas. Čia buvo kažkada Panathinaikosas pasiėmęs ten. Nežinau, aš nelabai apie jo praeitį daug žinau. Čia? Prieš 2 sezonus gal. Prieš Atamano erą. Jaučiu, bet tipo iš NBA, o paskui iš Panathinaikoso į Albą perėjo. Ten kuriam ir vieta turbūt ką? Nežinau, galimai. Ta Alba net neaišku, bet gal Eurolygos komanda. Norit prieš einant giliau rungtynės pakalbėti šiaip apie žmonės, kaip jie, kaip sakant, kalba su mumis komentaruose, ką rašo mums, kokie atsiliepimai. Tai aš turiu dabar kelis pasirašęs atsiliepimus. Tai man pirmas, kuris labai įstrigo, buvo tokia Jovita Šarnaitė, vardu Jovita Šarnaitė, kuri buvo parašęs komentarą, kurį vėliau turbūt ištrynė, nes turbūt pasijautė blogai. Jo, bet ten užblypinam tą žodį, tai praleidžiam, tą negražesnį gal nemanau. Taigi, tiesiog pasakyk kitų žodžių, pakeisti. Ne, tai ko, man pirmai reikia susirasti, aš to į greit susirasti. Nežinai, ką reiškia tas žodis? Ne, aš noriu tiksliai komentarą. Visą citatą, žinai, perskaityti. Gali panaudoti kitą žodį. Tai va, mato dabar pas save komentarą, apie kurį dabar pakalbėsim, tai aš dabar jums perskaitysiu, kolegos. Tas vidurinis, tai tikrai... Ačiū. Rytas nebus finale, bet Žalgiris top 4, jie dabar 10 ir tik žeminkris. Tai aš manau, kad mūsų vedėjo taip negalima piktažodžiauti, nes jisai yra tikrai mielas, visi darom kartais nuodėmių. Gal jisai kiek šališkas Žalgiriui, gal jisai sakė, kad Rytas nepateks finalą, bet aš manau, negalima taip apie jį kalbėti, negalima. Ne, bet man tai tipo, jinai, nežinau, čia gerbiama koks jūs... Jovita. Gerbiama Jovita Šarnaitė. Jinai irgi tikrai turi argumentų, kodėl čia aš nesąmonę pasakiau. Bet tai buvo drąsus spėjimas, tokia buvo rubrika. Jo, reikia suprasti. Šitas momentas tikrai yra, o dar yra kažkokių... Bet aš manau, mes jai atleidžiam. Atleidžiam Jovitai. O dar yra kažkokių komentarų, ar... Nebėra įsimintinų, sakėjai. Yra, tikrai yra. Kokių dar? Tai dabar
buvo daug komentarų, kad mes visi atrodom vienodai. Gerai, Ir čia- kad mes esam brokoliai. Nežinau, gal reikėtų atsistoti ir parodyti, kad mes nesam visi vienodi. Galim, aš manau, Aš manau, kad mes galime. galim. Aš manau, kad mes galim. Tai tikrai Bet yra. mes net ir ūkio skirtumas. tu net netelpi į kadrą, aš iš matau, viso apačioj, nu tai va. Nu, aš per vidų. Nu, Tai va. esu, va taip va. Bet mes tikrai, bet nesam tokie patys. Ir... Ir nustokit mus brokoliais vadin gerai. Nu, Jūs nežinote, kiek aš heito plaukai, gyvenime tai- esu gavęs iš to brokolio. Nu, bet galim pripažinti, kas labiausiai iš čia brokolis yra. 3. Pabandai mane pažiūrėti. Gerai, pava. Nu, uzbonį tu neturi teisės. Dabar 3, 2, 1 ir parodom, kuris brokas. 3, 2, 1. Tai va. O, ačiū labai. Nu, bet kažkiek vis tiek suprantu. negalim, vis tiek negalim. Negalima. Bet aš suprantu, kad yra argumentas, kad mes biškit šiek tiek Net jūs atrodom pasakėt, kad vienodai. aš tai dabar komentaruose rašys, kad aš brokolis, jau jūsų Gerai, neberašys. bet nerašom. Nei kad aš, nei kad jis. Tai va. Apie Daržovės, Apie ne Dovą daržovės. kažką galite parašyti. Įdomesnio. Du apie tą dar nieko įdomaus nerašė. Tai pirmim brokolis, tai čia visiems skirtas, Nu, manau. bet tai tada aš du Tu esi- į... Sakė, per vidurį tas yra tas. Aš esu, nu, kol kas niekas. O jisai... Tas brokolis. Nu, išrinktas čia aš brokolis. Tai apie Metų mane nieko brokolis. negaliu pasakyti, nes geriausiai dirbu turbūt. Tikrai ne. Nu. Ir dabar kas? galim grįžti prie neįdomesnių, oi tiksliau, Neįdomesnių. liūdnesnių dalykų. Žalgirio. Žalgirio pralaimėjimą. Neįdomus, žalgiris. Nu, bet galim šiek tiek, galim šiek tiek. mažiau. Šiaip aš norėčiau, vakar buvo arenoje ir iš tikrųjų reikėtų aktyviems fanams Žalgirio sektoriui padėkoti, nes net ketvirtam kėlinykai jau ten, kokia buvo rekordinė persvara, 20 plus kažkas. 21 taškas. Jie, nu, pradėjo dirbti, kaip aš sakau, ant savęs, jie suskirstė per pusę tą visą sektorių ir ten vieni kitiems atsakydami tikrai pasikūrė labai, nu, aš nematęs, kad Žalgirio fanai taip prie minus 21 būtų taip pasikūrė ir ten, nu, arena, nu, tiesiog norėjo padaryti šventę savo visų pirma, matė, kad komandai neina tą dieną žaisti ir mėgino patiem gerą nuotaiką pasidaryti bent jau. Aišku, komandos žaidimas tą nuotaiką šiek tiek tempė į apačią, nu, bet ką padarys, jau ketvirtas pralaimėjimas iš eilės, reikia priprasti. Nu, šiaip dar prieš podcastą, nu, per praeitą podcastą mes sakėm, kad Tavarišas gali būti didelė problema, nes neturim to didelio žmogaus, su kuriuo gali jisai, nu, kas gali su Tavarišu tvarkytis. Bet pasirodo, Jis tik didelis. didysis žvėris buvo Seržas Ibaka ir puolime ir gynyboje. Tritaškius ten svaidė, bet tik 2 Jo. pataikė, man atrodo, iš Ne, nu, pataikė, bet jis ne pagrindinė tos tritaškius mėtė, jisai ir lanką saugojo, ir iš po krepšio gerai mėtė, tai man atrodo nesustabdėm tavo iš šitos Ibakos. Jo, šiaip matė Žalgirio, kad trūko Silveino. Silveino traumą, labai gaila. Jo, Aš arėlė rėda skruosto dėl Silveino. Jo, man tai gal liūdniau buvo žiūrėti ne kaip pats Silvinas gauna traumą, o kaip jisai pasliūdė ant Bet suoliuko. dabar visiems Žalgirio Užsidėjęs tą fanam yra rankšluostį. tas, kad kažkas koja ir iš karto tas. Nu bent jau man, Evanso, iš karto grįžtam ten, kur irgi. Taip, na, tas visas... Man tai nepasirodė. momentai. Atrodė, kad švelniai nikstelėjo, tai aš tikiuosi, kad po kokių 2 savaičių jis turėtų grįžti. Tikėkime, Nu, kad tikėkime, nerimta. bet Nu, mes Man nežinom. atrodė nerimta. Šiaip tik, kad Žalgirio laimėti tai reikia Francisko, nes matėm, kai Žalgiris iškrito... be Francisko nieko kaip, nelaimės. Francisko, kai iškrito, kaip nemokėjo Žalgiris, atrodo, žaisti tiesiog tų krepšinių. Kaip Trinkeris sakė, negalima buvo padaryti pasą iš taško A į taško B. O Francisko jau, nu tas kiek ten 2 minutės sužaidė, atrodo, kad bus jau vakaras, ten 3 taškų pataikė, gerai atrodė. Bet, nu, gavo traumą. Yra Jo. kaip yra. Nu, bet man dabar kyla klausimas, va, apie ką yra Žalgiris? Nes jeigu Vokeris nežaidžia, mūsų Ir Francisko žvaigždė, nežaidžia. Metas Vokeris. Mičelas. Metas Mičelas. Jei Francisko ar Nei Lonas... metų Mičelo nėra, nei Nes Vokeris nežaidžia, tai tada Francisko turi visada trauma. perimdo Francisko. Francisko Francisko nėra. dabar nėra, tai iš viso. Dovydas Ką Giedraitis. mes darom? Dovydas Giedraitis vėl Dovydas turės Giedraitis. žibėti. Nu, bet Dovydas Giedraitis vakar ir iš pakrepšio, nu, visa Žalgiris. Jo. Ulanovas nesėmė ant savęs, irgi ten Trinkeris per minus pertraukėlę sakė, žais nugarą, Ulanovas mėgino žais, bet ten nesigavo nieko, nežinau. Reikės ieškoti naujų ginklų, čia yra aišku, nes Loniai kol kas, nežinau, labai nestabilus jisai. Francisko galimai bus iškritęs gan ilgam.
Nu, tikėkime neilgam. Nu, nežinau, reikės čia Sirvidžiui, Deikiui gal net neįsivaizduoju, kam čia reikės dabar. O šiaip norėtumėt? Menikui gal reikia 3 taškus pradėti pataikyti, nežinau. Turim vieną Meniko faną didelį, bet šiaip, ar norėtumėt, kad va dabar Lonnie Walkeris paliktų Žalgirį iki vasario 6 dienos, taip? 18. 18. Nu, tai va, norėtumėt? Vat šiuo metu. Dabar, kai Francisko nėra, tai gal nelabai, nes kam liktų žaisti tada. Ne, aš tai nenorėčiau. Lukas Lekavičius. Nes šiaip Žalgiris yra pasilikęs šiek tiek piniginiai sąskaitos pinigėlių, kad tuo atveju, jeigu Walkeris paliktų Žalgirį. Nes dabar, jeigu Lonis paliktų Žalgirį vasario mėnesį, tai jie nebūtų praradę visiškai jokių pinigų už jo. Jo, jie turėtų tada 800 000 naujam žaidėjui. Ne, aš tai nenoriu, kad jisai išeitų. Ne, aš irgi nenoriu. Nu, aš manau, jis gali dar įsivažiuoti. Dabar daug heito, aišku, gal. Jis turi likti. Aš manau, kad jisai, kažkada pradės žaisti, tik tai reikia, kad jau tas kažkada būtų dabar, ne kažkada. Kitas turas ateinantis. Jeigu jis pradės žaisti 31 turė, tai jau bus per vėl, tikrai per vėl. Ir mums jau nebereikės tada. Jau gali būti. Kitam sezonui. 31 turė jau gali būti, kad jau... Viskas aišku bus. Jo, bet šiaip žinant, koks kompetitingas yra šitas Eurolygos sezonas, tai sunku pasakyti. Jeigu Žalgiris kitą savaitę pralaimi abi dvi varžybas. Tai kiek tada Žalgiris? 10-12? 11 ar kiek? 10-10. Dabar 10-10. Dabar 10-10. Taip, jeigu dar dvi pralaimi 10-12. Tai nebežinau. Tai čia bus kelintoje vietoje. Ir čia buvo ši atkarpa labai svarbi Žalgiriui, nes čia buvo varžybos namuose. Ir kur galima kažką buvo padaryti, bet dabar, nežinau, reikės dabar jau išvykai imtis kažko, nes namuose jau nebel daug tų varžybų liko. Žinot, man dar pavojingai atrodė tas vienas momentas, kai Birutis gavo iš Hezonio, kilo, metimą kažkaip iš kelio. Sakė komentarus, kad iš šonkaulius, bet manos jis susimaišė. Žinot, kas čia buvo? Žinot, kai kartais tau, žaidai kokį krepšinį ir tau duoda pasą, ir tau čia atsimušė į tas saulės rezinį ir tu negali kvėpuoti. Taip yra. Nes man vieną kartą per varžybas buvo, man su alkūnė, taip, bam, ir tu, nes tu žinai, kvėpuoji, tau varžybos vyksta, tu kvėpuoji, tu turi taip to kvapą, nedaug turi, dar tu išmuša, tu visiškai sustingsti. Todėl gal jis taip ir ten, verkė ten ant tos gulėdamas. Tai kas skaudėjo, tai tikrai skaudėjo tokį monstrą kaip Birutį, pagalvyti ant žemės irgi reikia. Tokį žvėrį kaip Lagina. Be humble beastą dar vieną. Toks ir humble beastas jis labiau. Nežinau, reikia pasakyti, kad ir Realas dabar yra topiniai formai. Bet vakar ir Sirvidžio norėjo iš trinkėlius pamatyti daugiau turbūt, nes matėm, kad daug visokių ir metimų atliko Sirvydas, ir veržėsi, bet kažkaip nepavyko jam. Jo, kaip supras, nepataiko. Vakar nepataiko. Kiek taškų įmetė Sirvydas? Ne, Sirvydas tai vakar tikrai nedaug įmetė, bet šiaip... Kiek trajakų jis išmetė? Bus kokie 3 gal. Sirvydas išmetė vieną trajaką. Tik vieną metė. Tai va, net nebemetė. Jo. Bet, sakau, reikia ir apie Realą, kad dabar formai, kiek 3 varžybos per šią savaitę. Nuo pirmadienio sužaidė 3 varžybos ir atrodo, kad nežaidė, kad kaip Žalgiris turėjo pertrauką. Gal pasiteisins mano drąsi prognozė, kad Realas baigs reguliarų sezoną top 4? Nežinau, visko gali būti. Tavo prognozė, kad Rytas neišeis į finalą? Taip paaiškės, tik tai... Gali ir mano aš šiaip tikiu, aš kažkiek tikiu. Gal aš nenoriu sakyti, nes bijau gauti... Tai visų čia gali pasiteisinos prognozės, reikia vėliau žiūrėti. Tavo tai jau... dabar jie turi beveik viską laimėti. Gerai, ne viską, bet turi pradėti sakyti. Jisai apie ką? Aš tai apie Žalgirį galvoju. Jo, Žalgiris Final Four dar sakyti. Jonai, nežinau. Tai reikia išsiskirstyti mažai žingsniukais. Top 10, tada top 8 ir tada Final Four. Mažai žingsniukai sudėti prieki tiesiog. Reikia, manau, kokie 8 vietoje Žalgiriui likti po sezono. Žaisi prieš 7 vietą svečiuose. Ir ten pralaimėjus, tada žaidė prieš 90 vietos laimėtoją namuose. Bet dabar nežinau, ar tas namų faktorius jau toks, kaip... Na, tai Žalgiris kiek dabar namuose išėlės pralošė? Neigiamas santykis yra. Tuoj pateisinsiu, bet galimai yra neigiamas santykis Žalgirio namų varžybų. Bet, nebežinau, ar jau šį sezoną tas namų faktorius jau toks yra, kaip būdavo visada. Visai net sunku žaisti yra. Nesvarbu.
6-5, 6 pergalės, 5 pralaimėjimai. Nu tai čia tokiai namų komandai, kai visada buvo Žalgiris labai prastas rezultatas, turėtų būti daug geriau. 4-5. Išvyka. Jos, Išvyka. Tai nežinau. Manau, apie Realo varžybas gal užteks vis. Gal visgi palikim. Nes vis tiek norim, kad gyvenimai būtų smagus, tai apie tokias varžybas gal daug nekalbėkim. Nu, užteko, manau, tikrai. Jo, plus, kadangi kitą savaitę dvigubą, tai 2 varžybas trumpai reikia aptarti. Ir... Prieš Virtus ir prieš ką dar? Jo, 3 prieš Virtus ir 5 išvykai prieš Turkiją, prieš Fenerbahčę, reiks keliauti į Turkiją. Tas biški nėra gerai. Tai jie sužaidžia, kitą dieną išskrenda ir kitą dieną vėl žaidžia. Šiaip, dar biški čia į priekį nubėgsiu, kalbant apie Turkiją, buvo mūsų draugas toksai Lukas, kuris sutiko Nigelą Heisą. Nigelą Heisą Davisą. Sertačą Šanly ir Devoną Holą. Sertačą, ne Šertačą, Sertačą. Sertačą Šanly ir Devoną Holą. Tai vat, gal nuotrauką čia galima bus įdėti Luko. Tai va, sakė, labai smagus žmogus, tai va, buvo užsimetęs tą koją, nusifotkino. Bet jis ir socialinė medija irgi atrodo, kad toks. Ne, fainas ir Žalgirio būdavo jis toks lengvų plaučių, toks geras. Jo, lengvų Linksmų plaučių, nelengvų gal. Jo, bet dabar jau einam prie kitos savaitės varžybų. Pirmas mačas trečiajame prieš Virtus namuose, nu nežinau, jeigu Žalgiris dar nori kažką šį sezoną. Tai galim tada savo... Reik laimėt. Galim spėjimus pasidaryti. Nu biškai, gal pakalbam. Nes jeigu Žalgiris nelaimi prieš Virtusą, tai aš tada nežinau, prieš ką Žalgiris laimėt gali. Nu bet šiaip Virtusas, nu jie nežaidžia labai blogai. Ten nėra kam žaisti. Ir paskutinės 4 varžybas laimėjo 3. Pralošė tik tais prieš Panathinaikos, nu ten žiauriai gavo, ten 110, 90 kažkas tokio. Bet šiaip jie laimėjo ir prieš Barceloną. Neatsimenu prieš ką dar, bet normaliai žaidžia tikrai. Jo, bet dabar iškrito Klaiburnas. 2 iš 3 iškrito lyderiai jų, tiek Šengelė, tiek Klaiburnas. Yra likęs tik Kordinje ir Polonaras šiaip pradėjo žaisti. Polonara. Jo, ir dar Reidžinas Takeris, jisai prieš sezoną buvo kandidatas ateiti Žalgirį vietoj Tyrono Wallace'o. Bet dabar, kaip matom, ir Takeris negauna žaisti Virtuse, o, Tyroną Wallace'ą visi jau žinom, kažkur Amerikoje ilsisi, bet, jo, atvažiuoja toks Virtusas, nežinos, ką gausi, nes, vakar jo sužaidė Matthew Morganas. Nelabai dažnai jisai sužaidžia tokias varžybas, bet vakar 17 taškų. Ir žaidė 21 minutę. Tai, sakau, nežinos, ką gausi. Nes ten pas juos iškirtas prasiretinus tikrai labai komanda. Ir turi visi dabar, ir kai su jie vieną kumštį, ir atrodo, kad tie 2 iškritimai, kad ir kaip skambėtų, jiem... Gal suvienijo kažkiek? Kažkiek gal ir suvienijo. Nu, bet jo, galim vieną sutikti faktą, jeigu Žalgiris nori patekti top 10, reikia laimėti Virtusą namuose. Nu, reikia, bet ar jeigu mes pralošim dabar prieš Virtusą rytoj, ne rytoj, kitą kartą. Trečiadienį. Vat prieš Virtusą pralošim, tai ar tai reiškia, kad Žalgirio sezonas baigtas? Nemanau, reikia, bet nereiškia, kad Žalgirio sezonas baigtas. Tokius pergalės tu turi imti. Turi. Nes jeigu nepasiemi, tada reiškia, tu užsidedi minusą ant tos varžybos, kur tu turėtum laimėti ir tada tu turi pasiimti tą pliusą, kur neturėtum, tarkim, prieš kokį, nežinau, prieš Panathinaikosą išvykoj, prieš Barceloną išvykoj, prieš Monaką išvykoj. Prieš Zvezdą išvykoj. Prieš Zvezdą išvykoj. Nu, tai Virtusą reikia būtinai imti, čia nėra jokių kalbų. Jeigu Žalgiris nori patekti top 10, šita pergalė yra būtina, nes kitaip sezonas pasunkėja labai labai stipriai. Ir, nežinau, tai išskirti ir galim, Kordinė turbūt. Jo, aš jau atsimenu, čia buvo trečiam turė praeitą kartą žaidėm, praeitą kartą, kai žaidėm prieš Virtusą, buvo 3 turas ir dar buvo, kai Giedraitis žibėjo, tai galbūt galime iš jo tikėtis gerų varžybų. Nežinau, gal ir galim, bet dar įdomu kaip su Francisko.
Dar naujiena. Aš nemanau, kad Francisko Iki žais. trečiadienio sunkiai tikėtina, Nes manau. jeigu trauma kažkiek rimtesnė, negu mes manėm iš to pakartojimo, nes tikrai atrodo nedaug pasuko tą čiurną. Ne, bet Francisko sakė, kad jis tikės, kad kažkas rimtesnė yra, bet... Nu jo, bet ar jam leis, nes vis tiek per traumą nesinori, kad mūsų vienas iš pagrindinių žaidėjų žais. Išlindo naujiena, kad Trinkieris norėjo, kad Smailagičiaus delnas lūžęs sugytų per 2 savaitės. Ir Čia kada? tada, kada jisai nežaidė, tada, kada jisai skrido į Islandiją, ar kur ten tų meškų medžios. Tai va, nu nežinau, Trinkieris nori čia ir dabar. Nu ir aišku, Francisko, kaip pamatėme, yra labai svarbi komandos dalis. Labai labai svarbi. Ir manau, labai koreliuosis, jeigu jisai yra, tada tikrai Žalgirio šansai yra labai labai dideli, bet jeigu jo nėra... Aš atsimenu tas varžybas prieš Virtusą, mes pirmus 2 kėlinius solidžiai laimėjom, buvo Paskui plius prisivėjo. 15. Pralaimėjom 3 kėlinį turbūt. kaip Ir visada. tada ir ant galo turėjo, vad galim va čia įdėti dabar Belinelis su koordinietus 2 metimus. Koordinė metė iš vidurio Belinelį iš tritaškio, kampo. o Belinelį iš kampo, kuris tikrai pataiko ir abu prametė ir Žalgiris pavyko išsigelbėti. Smailagičius tenai užkūrė. Jo, Idėja ten su pražanga per galvą Irgi kažką. galim įdėti. Ir nebauduoja. Dieve mano, kas čia vyksta? Marko Belinelį išmeta kamuolį. Marko Belinelį. Jo, ir galim įdėti. Dar pasakyk daugiau, Mes kad kažką padėsim, įdėtų. Jo, bet turbūt tiek apie Virtusą. Tai gerai, tai reikėtų spėjimą Jo, turbūt spėjimą. padaryti. Aš gal spėsiu, tada Jo, pirmas. jo, nes tu gali pirmas. Dar nespėjau pirmas. 83, 75 Kauno Žalgiris iškovos pergalę. Nu, aš nežinau, vienas variantas, kad aš galimai spėsiu, kad Žalgiris laimės yra prieš Panathinaikosą išvykoje. Nemanau, vis tiek bus Žalgiris pas tave. Gali būt. Bet jo, aš sakau 83-75 Žalgiris laimės, pasikurs ir tada jo, žiūrėsim kaip toliau. Nu, tai Kristijonai, tau perduodu žodį. Nu. Gerai, aš spėju, kad Žalgiris laimės. A? Rezultatu 71-68. Tai kiek čia +3? Plus 3. Nu, okei, aš tada sakyčiau... Aš irgi už Žalgirį šį kartą. Pagaliau, Va, visi Kol kas Labai dar gražu. nebuvau šiuose podcastuose už Žalgirį, bet dabar manau, kad Žalgiris laimės 84-79 +5. Namuose yra pergalė. Tai visi sutarim, kad laimėsim. Nu, jo, nu. O gal norit pasakyti, kas taps turo MVP? Nu, ne turo MVP, o Žalgiris prieš Virtus, kas bus MVP. Metas Mišelas. Čia tu rimtai dabar. Ne, nerimtai. Lukas. Lukas Lekavičius dabar rimtai. Dabar rimtai. Jo. Brady Man. Brady Manic, tu manai? Ne. Aš manau, Alenas Smailagičius. Aš manau, čia toks drasus, vien dėl to, kad praeitą kartą prieš Virtusą sužibėjo, tai Dovydas Giedraitis. Nu, aš Smailagičiu. Sakau Smailagičiu? Smailagičiu, nes kažkaip manau, nėra ten 4 numerio, manau, Smailagičius uždominuos. Sen pas juos Kazisičius, Zisičius irgi traumą turi. Kazisičius. Tada Diufas ir viskas. Ir Polonara. Tai Polonara matėm Žalgirį, nėra labai fiziškas žaidėjas, o ten pamačius Smailagičių ir dar jo alkūnės, tas nežinau, bėgs jisai iš šitos baudos aikštelės. Nu ir tada skrenda Žalgiris į Turkiją, į Stambulą ir tada žaidžiam išvykoje prieš Šarą, prieš Fenerbahčę. Tai gal iš karto ir spėjimus tada iš karto ir tada šitam rungtynėm, nes mes tada nespėsim padaryti podcast'o tarp varžybų, nes neįmanoma turbūt fiziškai. Tai taip, sakau, reikia ir apie šitas biškas. Tai turbūt, tai vėl tu tada, Jonai pirmas ir tada... O tai jūs nieko nenorite pasakyti apie Fenerbahčę, nieko kaip atrodo? Tai prieš Albą laimėjo. Fenerbahčė laimėjo prieš Albą Bet labai sunkiai, ten iki galo kovojo. Ketvirtam kėlinį tik tai atsiplėšė. Jo, ten tas rezultatas. Sertačas Šanly. Sertačas Šanly. Rezultatas visko neparodo. Šanly. Bet jeigu aš dabar blogai pasakiau, tai komentaruose nestumkite manęs. Jo, bet šiaip... Brokolis, vėl sakys. Grimauja brokolis. Jo, bet šiaip tai gal žais prie Žalgirį jau Makolmas, pasirašytas naujas žaidėjas. Nu, nežinau, ar iš jo galima daug tikėtis. Nu, žinok. Jis gynėjas yra? Jo, gynėjas. Visai neblogas žaidėjas, bet pirmas varžybas bus Žaidęs jam. Eurolygoj. Jis jau žaidęs. Ai, žaidęs? O kokiam klube? Himki yra Ai, žaidęs. tas Himki, kur su Kurtinaičiu gal buvo. Galimai.
Bet, nu yra jau žaidęs, bet jau 37, jei neklystu, kažkas tokio. Bet Čempionų lygoje po 22 taškus. Jo, su Gyčiu Radzevičiu tenai, MVP. MVP tam visam, kaip lenktynėse dalyvauja. Ir nežinau, bet aš nemanau, kad Fenerbahčės žaidimas taip jau nuo jų priklausys. Nes aš mačiau ir komentaruose, kad liktais kažkas rašė, kad turi savo Final Four Fenerbahčė ir jūs drąsiai įdėjot Fenerbahčė savo Final Four. Aš dėjau? Nu, neatsimenu, bet kažkas tikrai sakė. Aš dėjau. Nu, tai man atrodo, kad, nu, jeigu jie taip ir toliau žais, tai jiem be šansų Final Four. Ar jie kalti, kad tiesiog jų gynėjai traumas gauna? Ne, jie nekalti, tai aš nieko nesakau. Šiaip, bet tų gynėjus šiaip dar visai neblogai žaidžia. Jo, jie iškrito labai svarbus gynėjai. Kai turėjo tos gynėjus visus ir dar turėtų, tarkim, Vilbekino, tai tikrai būtų stipri komanda. Nu, aišku, jie nekalti, kaip atsitiko taip, kaip atsitiko. Nu ir tada, nežinau, einam prie spėjimo, nes šitą mačą pamatysim, pažiūrėsim, kaip bus, dar aišku, pamatysim, kaip po Virtuso, ar turėsim reikės, ne. Ir dabar Daudį tu. Aš pradėsiu. Jo. Gerai, aš manau, kad tai bus sėkminga Žalgiriui savaitė, dviguba savaitė ir bus Dvigubas laimėjimas. Dvigubas laimėjimas, dviguba savaitė. Tai va, tai aš sakyčiau bus kažkur, nežinau, ar bus rezultatyvas ar ne, sakyčiau tokias vidutinės, nei tas. Tai koks rezultatas bus 78, 72, 73, 78, 73, Žalgiris laimi plus 5. 73, 78, nes išvyko iš Žalgiris. Ai, čia taip reikia sakyti. Nu, tai Nu, tai gerai, 73, 78, Žalgiris laimi plus 5. Gerai, tu gali tada antras. Gerai, tai pirmiau Žalgirio, o tada Fenerbahčės, ne? Ne, pirmą Fenerbahčės namą. Koks skirtumas? Aš irgi taip sakau. Dėl to nes bus patogiau sudėtinti. Nu gerai, tai pirmiau Fenerbahčės, tada Žalgirio. Gerai, tai Stambulo Fenerbahčė 8-2, Žalgiris 7-1. Kaip? Stambulo Fenerbahčė 8-2, Žalgiris 71. Taip drąsiai, plus 11. Plus 11. Okay. Na, tai gerai, tada aš spėju, kad 73 ir 85 Žalgiris. O jau pasakysi Fenerbahčė. Plus 12? Taip. Manau, kad Žalgiris pasiims užtvirtinti. Kažkaip manau, kad kitą savaitę atidarys Žalgiriui kelią į laimėjimus ir dar kitą savaitę žaidžiant su Panathinaikosu, eisim jau į tas varžybas su visiškai kita energija ir galbūt ten irgi parodysim savo špagas. Va ten bus įdomios varžybos. Nu, Einant po 2 pergalių. Arba labai neįdomios. Arba labai neįdomios. Prasidėsim 130 Žalgiris rodys kovą, nes jau Francisko tikrai bus grįžęs. Ir Partizanas rodys kovą, bet nelabai ten ką padarė. Tiesiog Panathinaikosas dabar yra tokioje formoje, kad dabar niekas negali sustabdyti. Ir Bedasoro, kas Ir Bedasoro. Aš tikiuosi, kad Kendrikas Nanas neduos mums dar kokį 40 taškų. Gerai, einam prie 21 turo varžybų. Vėl išsiskiriam gal po vienas tokias įdomiausias, kurias planuoja žiūrėti. Be Žalgirio dar. Jo, be Žalgirio. Pasirinkimas būtų. Jeigu jau kažkas kažką turi. Aš turiu. Tu turi? Barcelona prieš Panathinaikosą. Barcelona prieš Panathinaikosą. Jo, eina du tokie alfa žaidėjai. Panteris prieš Kendriką Naną bus, man rodos, smagu žiūrėti šią dvikovą. Tai va, tokios mano savaitės varžybos. Mano savaitės varžybos gal bus, aš sakyčiau, Cervena Zvezda Feneris. Cervena dabar geroj formai, Feneris irgi. Aišku, Belgradė visada yra smagios varžybos. Ir manau, kad ten tiek viena, tiek kita komanda norės įrodyti savo. Aš tai išskirčiau Partizano rungtynės prieš Asvelį. Kažkaip atrodo, kad galbūt šiek tiek ir lentelės kaimynai yra kaiminės šios dvi komandos. Tai aš manau, kad turėtų būti įdomios rungtynės. Ir žais Prancūzijai, Vilerbane. Vilerbane 22 turo, nes irgi dvigubą savaitę. Tai ką, ten žiūrėsit? Žalgirio, aišku. Nu, be Žalgirio. Be Žalgirio, ką čia dar pažiūrėt bus? Realas Solį. Realas Solį, va čia tai geras. Čia turbūt... Čia į vienus vartus rungtynės. Turbūt dvi dabar labiausiai bangos komandos. Jo. Čia į vienus vartus bus rungtynės. Į vienus Olimpiaksą?
Ne, tai Olimpiakos į vienus vartus. Tipo, Olimpiakosas gaus nuo Realo. Ne, Realas gaus baisį nuo Olimpiakos. Tai tu manai? Jo. Nemanai, kad Realas sukovos? Ne. Okay. Nu gerai. Aš nežinau, aš manau, kad Realas jis tengs pasikovoti. Žinant, kad jie namuose žaidžia, vis tiek namų pranašumą turi. Aišku, dabar, jeigu Vezenkovas sužais dar vienas tokias varžybas, kaip sužaidė prieš Bayerną, kem 5 taškai, 3 driblingai. 45 taškai. Tai taip ir sakiau. Sakai, kem 5. 45 taškai. Su 52 naudingumo balais. Ir 3 driblingais. 3 driblingais. driblingais. Tai va. Kai pasižiūriu Vezenkovą, atrodo, kad ir aš galėčiau Eurolygą žaisti. Ja, bet aš nežaidžiau Būtų Eurolygoj. Vezenkovo vietoj, suprastum, kad ne. Bet aš nežaidžiau Eurolygą. Suprastum, kad ne. Tu ne šeštadienis negali tiek sumės. Aš gyvenime kem 5 taškų niekada neįmesiu. Nebent O prašau. kodėl? Prie geros dienos, geros Nebūna man nuotaikos. geros dienos. Ne, tai čia jau net ne psicho... Nu, Tai va, nežinau, kiek apie Eurolygą tiek gal. Galim dabar apie fantasy jungti. Jo, Ir rekomendacijas savo. Kadangi čia tiek mūsų fanai prašo, reikia ir apie rytą, ir apie Wolvesus, ir apie... Bet labai trumpai, Lietkabelį, nes labai trumpai. Užrakins Tai mūsų rytas sužinos savo grupės dvi likusias komandas kitą savaitę liktais. Ir, nu, vis tiek, bet kuriuo atveju rytui bus su ta grupė sunki ją praeiti, bet, nu, pažiūrėsim. Labiau gal pakalbėsim kitą, kai bus aiškios visos komandos ir kaip ten viskas, kas susidėlios. O Wolvesai pralaimėjo prieš komandą, kuri nebuvo laimėjusi nei vienų varžybų. Čia yra wow. Ir pralaimėjo ne tai, kad 1 tašku ar 2, 20 plus. Jo. Tai nežinau, šiek tiek pažiūrėjau galą rungtynių, bet ten jau viskas aišku buvo. Jo, ir Lietkabelis jau sezonas plaukia turbūt. Greičiausiai, nu dar yra šansų, bet labai nedideli jie yra. Jo. Nu, aišku, nėra didelis jų biudžetas, stengiasi remtis lietuviais ir... Mantas Rupštavičius. Nu, jis priklauso Žalgiriui, bet šiais metais žaidžia Lietkabelį, kitą sezoną turėtų jau pasijungti prie Žalgirio. Tu tikras, kad jisai Priklauso Žalgiriui. Žalgiriui? Pasirašė prieš šį sezoną kontraktą. Ok, tik pasitikslinu tada. Bet mes turime dar tokį pasiūlymą susijusi su rytu ir vienu iš žaidėjų Gyčiu Radzevičium. Tai aš manau, mes galim padaryti tokį dalyką, kad jeigu rytas išeina iš savo grupės dabar, tos sunkios grupės. Tos sunkios išeina toliau, ne? Jo, išeina toliau, mes galim pasikviesti podcastą Gyčio Radzevičio sūnėnu. Mes jį turim. Taip, Mūsų draugas. Nepaslaptis. Tai... Jo. Ne, bet iš tikrųjų. Taip. Nu, tik, kodėl tu juokės? Iš tikrųjų. Mes nesijuokim, man turim tiesiog Gyčio patinka Radzevičio šitą idėją. Nu, aš nežinau, ar jisai bus labai informatyvus, labai daug ką pasakys, bet jeigu fanai nori, mes galim pasikviesti Gyčio Radzevičiaus sūnėną. Jo, ir dar fanams atskira padėka patinka, kad jūs komentuojat po kiekvienu postu, dabar ypač po visais, nu, kuo naujausi, tuo daugiau komentarų ir patinka, kad jūs savo nuomonę pasakot. Ir patinka, kad jūs ginčijatės komentaruose. Ir heitas. Jo, ir vieną, ir į kitą Heitas pusę. viduriniam. Ir tai ir jūs heito gausite, jeigu kalbėsite taip kaip aš. Mes nesąmonę nekalbam kaip mūsų Ir vedėjas. to ir jūs, jei kalbėsite tokias nesąmonės. Mes nekalbam nesąmonę, nes mes galvojam, ką mes iš tikrųjų Tik šnekam. faktai. Gerai. Ir nežinau, dar Dovydas buvo tokią rubrikėlę parašę. Ai, norim? Pasiūlęs. Tai aš buvau pasiūlęs tokią rubrikėlę, kad galėsim įvertinti žalgiriečių, nu, kaip čia pasakyti, aprangas, fitukus, outfitus prieš varžybas, ateinant į Realo varžybas. Rungtynės, gal reikės sakyti, ne varžybas, nežinau. Man davė kažkas patarimą, kad reikės sakyti rungtynės, o ne varžybas. Nežinau, aš žinau, čia jau specialistas. Tai gerai, sakom, rungtynės nuo dabar, gerai? Jo, ir čia... Nu tai va, žiūrėkit, kolegos, prašom, patrauk savo kompiuterį šiek tiek. Tai mes visi atsidarėme. Pirmasis, Mes visi atsidarė. Pirmasis, jau atsidarė. Nu gerai. Nu tai pirmasis, kaip matome, yra Deividas ir Vydis. Na, Tai čia galime dėti nuotrauką dabar Deivido? Jo, ir šiaip čia nesimato visas yra story. Batų nesimato. Story Žalgirio yra ir su batais, ir su kojom, viskom.
Ir man šitas patinka, nu jis visą tokį propaguoja, tokį vat stilių. Jam juodas spalva, sakiau, girdėjau. Juodas spalva patinka. visiems tinka. Bet- Tai jo. paprasta Bet užsidėti. jam tai labai gerai padera, nežinau. Ten tokie džinsai, tokie aptempti čia, Ne, nežinau. čia tie, žinai, tokie, kur apačioje išeina, mačiau. Jo, O išplakė. čia atspausdinti sektuką, ar čia tikrai sekti? Spausdinti, manau. Spausdinti. O koks čia mėgstinis, kas pasiprašyta? Through the fire. Nu, per ugnį, kažkas jam per ugnį. Bet Jo. ten kažkoks žodis dar Tai prieš, gal- kad mes matom. Nuo 1 iki 10. Nuo 1 iki 10. Kristijon, kiek duodi? Duodu 8, tai dėl to, kad batų nematau. Nu, aš duodu 7, nes yra jo ir geresnių buvę. Aš irgi duočiau 7, tikrai. Davidas moka apsirengti, gal čia nenorėjo labai puoštis, vis tiek iš namų išėjo. Gerai, 7, aš manau, iš Gerai. manęs. Tai gerai, kitas tada Įgis. yra vertinamas įgis. Ir įgis, nu, irgi lengvai, taip laisvai, irgi nesimato viso jo. Čia kažkoks kailis, žalias Kažkoks toks kailiukas. pasidabinęs. Žalgirinio Bet Kailis. jis visa panašiu, tokia apranga panašia. Čia pasitašė tokia sportinių. Jo, Bet ir, juos- irgi gal tada vertinam. Nu, dar gal nuo manęs pradėti. Nu, tai aš Ignui duočiau 6. 6 šį Jo, kartą. aš irgi galvoju, kad Aš šešis irgi yra ir galvoju, kad geresnių. va. 6, nes nesimato batų ir kelnių. Ignai silpnai. Silpnai šį kartą. Tai tikimės daugiau iš Igno. Braidis. Brady Manic. Nu, jis visą taip apsirengęs, bet jeigu dabar žiūrint... O kam ta kepurė? Saulė nešviečia, apsiniaukia žemė, kam ta Čia kepurė? yra dalis, tu nesu jis Taip, bet tai užsidėk žemynę kepurę. Gerai. Ne vasarinę. Tai Dabar su tuo Braidį bumbulu, tą ane? patį pasakyk. Braidį. 4. Man tai šiaip, žinai, dar pasakysiu, kad jis derina megztinį su savo plaukų spalva. Man patinka. tai. Prasideda. Ne, bet iš tikrųjų tinka. Nu, čia žinau. Tu galvoji, jis čia specialiai taip Jo. užsidėjo, kad tik to, ne? Aš manau. Tai kiek duotum? Aš gal 5 duočiau. 5? Man atrodo, jį tinka jo asmenybė, va toks va stiliukas, tai koks 8 man patinka. Okay. O Kristijonai tu? Aš sakiau 4. Ai, 4. Birutis kaip tikras lietuvis. Birutis paprastai, striukė, Treningai, patogiai. šiltai. Svarbiausia patogiai. Svarbiausia Aš 6 patogiai. Aš 10. Nu, man 10. 10. Nu ir gerai, aš 10. 5 duosiu. Nu gerai. Aš įtariu šiandien. O, Butkevičius, Arnas Aš Butkevičius. tam tai 11 žmogus bomba. Na, bet Wow. visgi, koks gražus vyras yra. Nu, Butkevičius. man atrodo, mes ne 23 iš nukrypsim ne į 10. stilių, o į patį Arno Butkevičių. Nu, bet Gražus nežinau, tas labai Arnas. gražiai atrodo tas Džolainas. Tai... Jo. Mm. Ir Na ir paskutinis. paskutinis. Lonnie Walker. Su Supreme kepurėlė žalia, wow. Nu, jo, Lonnis, Wow, žino, ir kaip žalia rengtis. rankinė. 10. O, bet kelnes, violetinis. 10. Kažkokio reikėjo, žinai, rankinė. tokio... Tokį cinkelį. Jo, kažkokio Cinkelį, tokio cinkelį detalytės, kur matosi labai ryškiai. Jo. Jo. 10. 10. 10. Tai kiek 8 duosiu? 10. 10. 17. Iš 10. Rimtai, tu čia. Čia jau aš sulaužė Butke- tavo skalę. Aš Butkevičių 23 daviau iš 10. Ai, tai Butkevičius dar labiau sulaužė. Tau reikia skalę keisti, man atrodo. Tai gal to šimtinė. Vėl iki 100 pas tave Kaip turėtų Amerikoj. būti. Tai va, su šia rubrika kaip ir baigiam, ne? Jo, Nu, visai paminėsim smagiai. prieš kiekvieną, jeigu Žalgiris Nu, tik jeigu tai norėsit, papostins. aišku, galėsim kažką Jo. dar naujo Jo, sugalvoti. ir vėl komentaruose komentuokit, ką jūs čia norit dar gal pamatyti, kokių pastebėjimų, kokių dar patarimų, kas patiko, kas nepatiko, žodžiu viską, ką jūsų širdelė geidžia pasakyti, pasakykit komentarų sekcijai. Ir tikrai mes va, Dovydas aptarė komentarus labiausiai patinkančius, tai stengsime daryti prieš kiekvieną podcastą, jeigu tik bus tokių Jo, man įdomių. patinka aktyvumas, žiūrovai komentuoja, Aktyvūs. aktyviai Mum sako, irgi už patinka mes su- niusą geresnį esam. Ir aš sutinku pilnai. 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 Tu kas jis seniai tie, kas jį Tuoj klausys mes iš viso? aplenksim tą Basket Newsą ir Ir jie šaunuoliai žiūrės mus, rašo, jie kad žiūrės stengiasi mus. jaunimas, taip, Taip, tikrai tai va. stengiamės. Tai va. Pirmin brokoliai, šitą apie jau Mūsų kalbėjome. šūkis gali būti naujas. Ant 3. 1, 2, 3. Pirmin brokoliai! Gerai. Jo. Ir tada, nežinau, Matas Buzelis lietuviškai kalbėjo interviu, čia toks irgi
Smagu, iš tikrųjų, kad ne kaip Ignas Brazdėkis, bet kokį sakinį susuka. O Buzelis ne vieną sakinį. Aišku, ten angliškai. Gerai, kai jis nežino, jisai pasako angliškai, bet jisai daugiau mažiau stengiasi tikrai lietuviškai labiau. Aš nesigėdė, smagu, tikrai, puoselė tą lietuviškumą. Jo, ir jis nori žaisti. Bet čia šiaip realiai šeimos nuopelnas. Jo, nes ten, kaip girdėjau, namuose vien lietuviškai. Ir taip ir gerai yra. Ir Džeivytas pasakė, kad Buzelis pats nori žaisti labai... Gal dėt trumpai, kokį klipą 5 sekundžių. Niekada nežaidžiau prieš jį, bet pažiūrėsim, kai jisai bus čia. Kad nereikia jo skatinti. Nu ir jo, ir tiek už Atlantą nežiūrėsim. Sabonis rekordą ten kažkokį. 28 kamuolius atkovojo. Nu, Tomas. Domantas Sabonis. Kiek ten? 30? 23 taškai ir 28 atkovoti kamuoliai. Nebėjau. Prieš Bostoną Celtics, ne prieš bet kokią komandą, prieš Bostoną Celtics. Nebėjau, ką. O kai atvažiuoja Lietuvos rinktinė, Nekalbėsim. Einam prie fantasy. Taip, vėl, kaip visą pasakom, kas čia mūsų lygai laimėjo, tai operatorius Kristupas šį kartą yra nugalėtas. Na, o spėkit, ką jisai kapitonu pasidaręs turėjo. Saša Vežlenkova. Ir... Kiek jam? 55 atnešė, plus dar kapitonas, dvigubinas 110 sąskaitą. Ir garantuota pirma vieta. Šiam turui. Šiaip vis dar lyderiauja Jonas mūsų. Jo, atsiplėšė, nes to... Kiek taškų atsiplėšė? Dabar nuo antros vietos 230 taškų. 230. Biški padidinau, nes jau buvai biški 150 buvo belikė kažkas. Šitas turas, apie kurį dar pasakysim. Jo, šiaip visiems tragiškas. Antirekordinis turas. Nors šiaip mūsų operatorius Kristupo komanda geriausia, bet ji nebuvo įspūdinga. Reikia sakyti, kad 180 taškų nėra įspūdingas skaičius, bet kai tragiškai visi žaidėjai sužaidė, nu tai taip ir gaunas. Jo, prašiausias buvo man, tik 76 taškai, tai aš tiesą sakant, keliaujant iš pirmos žaidimo dienos, turo dienos į antrą, aš nepakeičiau žaidėjų, nes aš jau buvau, kaip sakant, tai aš esu prieš paskutinis, aš atsilieku prieš žmogų, kuris neturi programėlės atsisiuntęs basketball. Kuris susidraftino ir nebekeičia. Lapkričio mėnesį pasidarė savo komandą. Ir aš prieš jį vis tiek atsilieku. Spręsdamas savo komandą iš veidų. Galima mano komandai įdėti, nu tai čia žiauru iš viso, ką vis matai, kapitonas atneša kiek ten 8 taškus. Gal viskas. Gal viskas apie šį turą baigiam ir... Ir ką? Savaitės rekomendacija. Savaitės rekomendacija. Tai kas laimėjo praeitą? Aš siūliau Gudro. Aš siūliau Jurceveną. Ir Jurcevenas surinko daugiausiai taškų. Tai sveikinkit. Plojimai. 3-2-1 plojim. 3-2-1. Jo. Ir taip, tai... Kaip? Plojimai dabar. Marš. Ne, plojimų nebus. Gerai, vėl tokį. Ne. Ir Jurcevenas buvo geriausias žaidėjas ir ką, turit kažkokį, ką pasiūlyti? Jo, tai aš galvoju. Tai kas pradeda? Vėl iki milijono? Tai gal dabar tu, Jonai, pradėk. Paskutinis pradėjom. Aš pradėjau. Dovydai turi būti sąžininkai. Aš pradėjau, tu dabar... Gerai, aš išleidžiu Jonai. Jo, ir aš nežinau, aš nelabai ką radau, bet radau vieną patingantį savo žaidėją, kuris... Ilgai ieškojai? Toje komandai žaidė, tik 2 mačus yra sužaidęs. O, jau turbūt visi žinom, kas tai yra. Aš man dar nedėjo. Iš S raidės žaidėjas. Pasiimsiu Lukas Šamanič. Įspūdingai atrodė jis, nors toj pačioj pozicijoje žaidžia ir Čima Moneke, bet labai gerai Šamaničius atrodė mače prieš Virtusą, surinko 8 atkovojo kamuolį, 16 pelnė taškų ir manau, kad jeigu palaikys tokią platformą, greitai įsilieja į komandą, manau, kad tikrai galima laukti tokių skaičių ir tolimesnėse varžybose. Perduodu žodį tada tau. Aš dabar turiu galimybę Dovydą žaidėją, bet aš tai nedarysiu, aš rekomenduoju Cody Miller McIntyre. Jo, Cody Milleris. Aš galvoju, kad prieš Paryžių dabar žais. Ne, jie žaidė prieš. Nežinau. Gerai, aš manau, kad tiesiog, kaip būdamas kaip pirmas numeris, jis yra gan fiziškas, turi gerą kūną, tai galvoju, manau, kad jisai sužais rungtynės. Aš šiaip galvoju, kad visą šį sezoną jisai
gerai žais, bet... nelabai. Bet, nu, taip, žiūrėsim. Žiūrėsim, Aš jį rekomenduoju. Jie dabar žais prieš Fenerbahčę. Nekeičia? Cody Miller Nekeičia McIntyre. sprendimų, gerai. Nes kitas žaidėjas prieš Žalgirį žais. Ok, tai iš tikrųjų aš nesitikėjau. Nei vien, nu gal Lukas Šamaničiaus kažkiek galvojau, kad gali pasakyti Jonas. Ne Jonas arba Kristijonas, nežinau. Bet tiesiog tikėjausi jo. Bet vat, galvojau, kad kitas žmogus tikrai pasakys Omerą Jurceviną. Bet tai kaip matom, tai neatsitiko. Ar aš noriu sakyti Jurceviną antrą kartą iš eilės? Ne, irgi nelabai. Tai aš... Tu nori, bet nenori. Aš noriu, bet nenoriu. Tai aš šį kartą renkuosi Matthew Morganą. Tai va, prie Žalgirį, manau, sužais, gal. Nu, tikrai rizikingas sprendimas, žinome, kad prieš jis turbūt stovės Dovydas Giedraitis. Jo. Ir... Bet, nu, aš manau, kad gali sužaisti Matthew Morganas, jis žaidėjas Virtuso. Tai va. Pažiūrėsim. Čia nėra nieks garantuotas, čia kaip bus. Čia nėra nieks ekspertai, kaip Ne, nes matai, tai iki milijono, tai jie tokie vidutiniokai žaidėjai. Turi o tie kažkokį vidutiniokai rast, kas gali labai labai užgrajins. arba labai gerai Jo, tu sužaisti. iš tikrųjų net gali nežiūrėti praeitas varžybas, tu gali kažkurį imti ir tikės, kad iš sproknės Matthew Morganas visą laiką tylėjo, dabar čia vienas tokios jo geros varžybos ir Samaničius irgi. Taip, tuo pat aš vadovaujuos, Cody Milleris irgi. Manau, kad... Cody Miller tu turėjai savo fantasy, Jo, bet bet visą išmečiau. sezoną tikėjai. Aš tikėjausi to trigubo dublio 100 taškų, bet taip ir neatsitiko. Ir supratau, kad per didelė prabanga man čia tokį turės žaidėją. Savo komandai plus, nu tai va, išmečiau jį ir dabar tikrai džiaugiuosi, kad jo nebeturiu. Komandai ir jo, fantasy tiek, ką mes dar kažką turim pakalbėti. Nežinau, kaip ir gal viską apkalbėjom, kas dar. Nu, nežinau, manau, kad... Aš tik galvoju, kad kaip ir viską. Kaip ir viską pakalbėjom, reziumuojant, laukia svarbi Žalgirio savaitė. Reikia laimėti. 2 pergalės Būtina būtų laimėti. fantastiška, viena gerai būtų. Jo, prieš Virtusą privalom, prieš Fenerbahčę, nu, reikia kovoti, Jo. pergalę dar ant klaustuko. Jo, ir Silveinai, tau linkėjimai, sveikatos. Greit pasveik. Jo. Nes Ir- ir tave medžiame, Silvėnai. Jo, vėl. Visiems fanam dar viena padėka. Jau gal 3 kartą dėkojam. Nu, bet Reikia padėkoti. reikia. Mes viską darom dėl fanų. Viską darom dėl fanų. Ir dėkojam už jūsų aktyvumą. Ir norim, kad ir tokie patys būtumėt aktyvūs ir rašytumėt viską, kaip Ką apie sakiau. mus galvojat, net Ką širdis geidžia. Nepatinka. Jo. Taip. Ir dar kartelį ačiū uždėmesį ir susitiksim kitą savaitę, tikėkime.